Tai dabar, ką aš noriu padaryti, tai įsidėti ventiliaciją ir tada keliaujam dėti stogą. Šiandien noriu uždėti stogą, kol nelyja, rodo po pietų lis. Tai manau, sumontuosim stogą. Dabar dedam šitą ventiliaciją. Aš pagalvojau, kad dėsiu apatinę durysę, nes čia yra lovos ir maišys. Tai reikia pažiūrėti, kad nemaišytų sudaryti šitam. Va. Ir turiu čia nusipirkęs tokį įtraukėją. Tai uždėsimės jį va čia ir atrodys labai, manau, netgi puikiai. Nu ką, išsimatuojam viduriuką. Taip, durys yra 64, tai 32. Pažiūrim, kurioje čia vietoje mums. Nu taip, va čia. Vėlgi turiu karūną metalui, na, bet manau, išgręšim ir čia. Nes, kaip žinot, dirbu su metalu, tai pas mane nu, viskas daugiau, kas skirta metalui. Ką, varom? Tiesiai per makaroną. Nieko tokio. Dabar kaip iškrapštyti tas lentutes. Su atsuktuvu pabandysiu. Užsitrauk. O, gręžiam toliau. Nu, kiaurai. Kaip čia? Oje, kaip gerai bus. Taip, tik čia yra dar kas yra čia. Tai yra durelės, kurių mums nereikia. Nes jos veikia atvirkščiai. Mums per čia paims orą. Kaip čia nusiema. Bijau sulaužyti. Tas išsiema. Nu, čia yra tokios durelės. Tai mes jas panaikinsim. Nes jas užsidaro. Nu, netrauks oro. Man reikia, kad per čia imtų orą. O, labai paprastai. Šitą uždedam. Gražiai, lygiai ir prisukam. Tuo atsinešiu suktuką varžtų. Taip, atsinešiu varžtelių. Čia yra pusės skirtumas, nėra. Man atrodo. Nėra. Ir prisisukam. Tu, trūksta trečios rankos. Aha. Gerai, lygi. Dabar galvoju, gal jį reikėjo nudažyti kažkokį kitokią spalvą labai šviesą, nors prie priekabos tik. Nu va, puikiai čia laikysis, o iš kitos pusės eis va tokios va grotelės, kurias gali uždaryti, atidaryti. Tai turbūt padarysim, tai jas reikia apipjaut, kadangi neužtenka čia jom vietos. Tai aš čia su bulgarkė, tai biškį pamažinsiu, einu į garažą. Nu, atsipjoviau, tai tinka. Galima sakyti idealiai, apie 2 mm čia va tarpelis yra. Tai ką aš noriu padaryti, dar įpūsim čia putų, kad nedulkėtų tiesiog. Nu va, uždarėm, gaunasi, kad vatą, kad čia mums dulkių nemestų. Sudedam, prisuksim ir po to čia gražiai, kai uždžius putos, apipjausim. Nu va, puikiai, tikrai puikiai. Nu va, ir turėsim vieną ventiliaciją, tai dabar dar tokią pačią reikia padaryti ten, kur minėjau, tai virtuvės viršuje, tik tais atvirkštinį variantą apdarysim. Tai, o kodėl aš tai padariau? Ai ne, taip pat ir darysim. Iš lauko tokį dėsim, šišrės irgi atidaroma. Tai einam į vidų, prasigręšim ten skylę. Nu va, kadangi čia viryklė, tai va čia ir darom tą ištraukimą. Kadangi virs, tai gali būti maža ką ištrauks gal kažkiek tai. Ir gręžiam. Nu, ir čia skylę turim. Tai lygiai taip pat čia dabar groteles užsidėsim. Tai gal aš už kadro jau padarysiu. Opa. Nu, hebra, su likusiu impregnantu impregnavau virtuvėlę. Nu, manau, kad žiūrisi visai šauniai. Ant viršaus dar po to turiu alyvos. Ir bus super. Žiūrėkit, ką dar noriu jums parodyti, ką įsigijau. Opa, kranas. Tai yra
pakraunamas vandens dispenseris. Žiūrėkit. Apa, jungiam. Atsirado on ir čiaupas. Šik. Ir pilasi vanduo. Tai mums jisai labai gerai tiks. Jisai veikia taip pat ir nuo USB Type C. Gali pasijungti arba pakrauti. Jis turi vidinį akumuliatorių. Nedaug ten talpos, 1200 rašo, bet tai čia iš Temu tai bus kokie 600 per pusę. Na ir rašo, kad pastovaus vandens tiekimas galimas 2 valandas. Na tai, sakyčiau, visai neblogai. Tai aš jį noriu dabar įsistatyti, tik tai žiūriu, kad čia nais, tai jisai ne kažkaip bus. Nėra kaip, kad laikytųsi, aišku, įmanoma, bet bus pakraut blogai. Aš galvoju jį statyti čia, nes visai čia jis gerai va bus, kaip tik. Tai ta skylė yra specialūs kamštukai, užkimšim ir jisai bus taip. Tai ką dabar mes darom, tai susimontuojam ir pabandysim, kaip jisai gyveiks. Matosi? Tai taip, išjungiam. Šiaip nėra čia jokio tvirtinimo, aš va skylutės tokias 2 prasigrėžiau varžtukam. Šiaip jisai specialus maunasi ant 5 litrų butelio arba 20 litrų butelių, kur būna didelių. Tai, bet mes jį panaudosime va puikiai pas mane kemperiuke. Tai žymimės ir gręžiam. O pasižymėsiu labai paprastai, ten, kur įsigrėžiau skylutės, solidolo. Truputėlį ir žinosiu, kur yra. Tai dabar tik tais reikia statyti jau taip, kaip jisai bus. Aš manau, va taip. Opa. Ir turim 2 vietas, kur prasigręžti. Tai tą dabar ir padarysim. Mums čia reikia kiaurai. Ir dar reikia vamsdukui centrinę skylę prasigręžti. Tai jau čia tokia didesnį įvanosim. Tikiuosi pataikysiu, maždaug per vidurį iš akies. Na, dabar taip, kur kraną? Jau kažkur nukišau. Ai va, jungiamės iš karto šlangutę. Tiesiog čia užsimauna silikoninė šlangutė. Šiaip galėtų būti truputėlį ilgesnė. Bandysim prisisukti. Oi, galvau, pataikiau. Lyg ir vienas. Taip, ir antrą. O, neblogai. Priveržiu. Eina savo. Kaip čia įlyst? Kažkaip įlysiu. Aha, matau. Darbu neperveršt. O, nu ką, laikosi puikiai. Žiūrim. Man. Čik. Gerai, einam atsinešiu vandens porą butelių. Pabandysim. Nu va, atsinešiu vandens. Kaip ir sakiau, šlangutė galėjo būti 10 cm ilgesnė. Na, bet pastatysim mes dabar ant. O taip. Va. Ir ką, bandom? Spaudžiam, kad atsijungtų. On. Ai, off. On. Atidarom. Ir jungiam. Pasaka. A? Labai gerai. Čia netgi galima, sakykime, jeigu stiklinę nori įsipilti, 200 ml nustatei ir įpils 200 ml. Nu ką, žinau. Aš tai manyčiau, kad puikiai. Galėtų srovė biškį mažesnė netgi būti. Nes čia manau, kad naudos gan greitai. Nu bet va, indam išsiplaut puikiai. Jo, naudoja greitai. Pusę butelio dabar. Kas čia bėga, kur? Atsikyšo, eik tu sau. Feilas. Nešausi skudurą valyti, pusę kreplės išbėga. Jo, bet butelį 1,5 litro, tai sakykime jau indų čia mažai, kai išpravausiu. To jau, 1,5 litro. Žiūrint, kaip greitai. O, nebėra 1,5 litro. Nu, šitas va minusas yra. Šitas jau yra minusas.
kad labai daug naudoja vandens. Ta prasme, šiaip idealus dalykas, va, nieko nereikia. Pakroviai ir turi savo kraną su siurbliuku, su visko vienoje vietoje. Nu, aišku, tai viskas kaip ir gerai. Viskas kaip ir gerai, aišku, 20 litrų, kai bus kanistras, tai 1,5 litro čia, 10 kartų tiek, nu... Jo, bet indus kaip visą laiką, čia užsikaisi, įsipilsi čia šilto vandens su muilu, išskalausi, išplausi, tiksliau neišskalausi, o išplausi, tada nuleisi vandenį ir šitą įjungęs tik tais prasiskalausi. Taip, kad viskas čia bus puikiai. Super, aš patenkintas šito daikto. Na, putos jau lyg ir išdžiuvo, tai galima apsipjauti. Puikiai. Ir įsidėjo dabar jau grotelės. Taip. Taip. Ir va taip. Nu, užsidaro. Nori įleidai oro, nori pristabdėjai. Puikiai. Ir iš išorės jau taip pat uždėjau. O. Čia nieks netrukdo. Labai gerai. Tą patį padariau ir va čia, kur sakiau virtuviai. Tai va, taip išvedžiau. Tik tais gal reikės tinkliuką dar galvoju priklijuoti. Ką? Kad uodai neskristų ir musės visokios. Pagalvojau, kad dar norėčiau išbandyti dujinę viryklę kaip veikia, bet dar neturiu balioną. Betgi nebūčiau aš, jeigu nesugalvočiau, kaip pabandyti. Turiu šlangas, kaip tik tinka. Turiu dujų balionėlį, turiu degiklį. Degiklio galą nusukam. Kysam į šlangą. Man atrodo, kai viskas čia ir turėtų būti. Ir jungiam balionėlį. Opa. Ir dujas pajungtas. Atsuksim. Kažkur biškį leidžia. O, nebeleidžia. Ir ką, galim pabandyti? Realiai galim pabandyti. Dabar tyliai klausom. Oho. Oho, ką eina, reikia prisuk biškį. Kas yra blogai su tokiu dalyku, tai kad be reduktoriaus. Oho. Čia per daug. Tuoj dar pasisprogdinsim iš čia. Tai pamėginsiu. Labai biškį atsukti. Jėtus. Veiktų savo. Nu va. Vienu žodžiu. Veikia. Jo. Veikia. Na, hebrytė atsivežiau skardą, tai jungiu irgi jum timelapsą ir dedam stogą. Tada beliks išlankstyti lankstinius ir iš išorės viskas pilnumoje bus baigta. Gerai, jungiu timelapsą, nes, nu, labai daug ką čia pasakot nėra. Ką? Žiūrėkit. Nu va, sudėjau jūsų prašymų makaronus, va, kad būtų oro tarpas. Matosi? Čia suformavau tokį truputėlį stogelis bus. Šiek tiek man pagal ilgį leidžia. Tai dabar nešuosi skardą, dedam ant stogo. Nu va, hebrytė, užsidėjau tiksliau skardą. Tai va, atrodo taip. Nieko tokio, nesakykit, kad čia nenubėgs vanduo, nubėgs į šoną. Taip, kad jisai nestovės visą laiką lygiai, o jeigu lauke paliksim per žiemą, sakykime, ar nu, kad ir taip lauke stovės, tai palenki į žemyn, nuleidi ir viskas, tau ir tas nuolydis į tą pusę, kurią reikia. Tai čia tikrai nieko blogo.
ne namas, namukas. Tai va, prisegiau jau prie keturračio. Tai atrodo va taip. Nepasakyčiau, kad labai gramozdiškas ar dar kažkas. Proporcingai keturračio. Visai neblogai. Tai dabar vešiu pas kaimyną. Kaimynas yra skardininkas, turi lankstymo staklės, tai apskardins man aplinkui stogą, išlankstys. Viduj, kas liko viduj, aš jums dar nerodžiau turbūt, ne? Ai, rodžiau gal. Tai yra dujinė, kriauklė yra toliau, kas yra, kranas padarytas, kaimynas atvežė mažą balionėlį, pajungta, dujos veikia. Kaip ir sakiau, kampus, tai va, padariau va taip su tokia virve. Atrodo visai neblogai, nerodžiau jau kaip daryti, tiesiog su šautuvu, su skrėpkėm paėmiau, prišaudžiau. Taip pat čia įsidėjau ledą. Va, toks valdymas yra nuo judesio arba įjungt. Tai jo, šviečia. Užtenka kol kas apšvietimo, dar bus porą pakabinau. Tai jo. Liko pasidaryti minkštą dalį, susidėti grindis, laminatą greičiausiai ir viskas. Galima bus judėti. Kaip ir viskas, man atrodo. Все, uždarom. Jeigu spėsiu, dar į šitą video kelsiu, kaip atrodo apskardinimas. O jeigu nespėsiu, tai kitam video. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjai. Va, pasidaro viskas puikiai. Lempas veikia, patikrinau. Tai va, hebrytė, jau laukiu, nesulaukiu greičiau, šiaip oras man nesvarbus šitam dalykui, galės lyt, galės ne. Dadarau iki galo, tai yra minkštąją dalį ir lėksiu į mišką, jau labai noriu su šituo namuku išbandyti. Ai, dar markizė. Bet markizę radau Vevor firmos, tai galbūt iš jų gausiu nusipirkti. Šiaip nebrangiai, 100 gal 5 eurų. Ir atitinka mano išmatavimus, nes kur važiavau į Kauną, kur jums sakiau. Vienu žodžiu, ten biški mane apgavo, bet į mano pusę, į mano naudą. Tai įdėsiu tą markizę ant buso, nes vietoj 2,5 metrų, jinai 3 metrų ir čia bus, nu, labai per ilga. Man reikia 2,30. Tai galvojau 2,5 metrų, tai ten 2 comų dar nieko, bet jau 7 comų, nu, ar kiek čia gaunasi. Man melis 3, jo, 7 comų, nu jau labai smarkiai. Ir jinai gan sunki tokia, ten rimta markizė. Tai jau nerodysiu šitą, kaip užsidėsiu markizę. Vienu žodžiu, manau, kad po gerų 2-3 savaičių susitiksim jau miške su šito namuku. O dabar ačiū, kad žiūrėjai. Mano projektas link pabaigos. Liko minkštoji dalis baldų ir apskardinti. Toliau, kas dar? Vanduo pajungtas, dujos pajungtos. Na, ten teliką pasikabinti, dar kažką, tai čia jau, nu, ką nori, tą susineški video, ne? Tai va, projektėlis mano štai toks.